Antra pusė gali padėti ir prisidėti prie gijimo proceso. Ar masažą gali daryti antra pusė? Jeigu puikiai išmano anatomiją, žino raumens prisitvirtinimo vietą, pradžią raumens pabaigą ir to raumens atlikimo funkcijas, ką tas raumuo atlieka, tada tai daryti gali. Priešingų atveju aš nežinau, ar tai bus gerai. Ir masažuoti per tą vietą, kur yra raumuo. Ne kaulas, ne kokia tai sausgyslė, būtent raumuo. Sąnarius mes galim judinti. Aš darau sąnario mobilizaciją. Tada truputėlį mes sąnarį išjudinam pagal jo anatominę judėjimo ašį. Šiek tiek atlaisvinam jo judėjimo amplitudę, bet vėl reikia žiūrėti, kad tai nebūtų ūmus susirgimas. Jeigu mes kalbam apie sveiką žmogų, tai sunkiai tikėtina, kad pakenks. Bet jeigu, tarkim, tas žmogus yra grįžęs po ligoninės, po endoprotezavimo, klubo kelio, peties ar kažkokios šiaip operacijos, būtina, kad jį prieš tai būtų apmokęs specialistas, kad jokiais būdais nepakenkti. Kuo daugiau judinti ir kuo daugiau duoti krūvių, vėlgi tai yra mitas. Yra tam tikri susirgimai, tam tikri sindromai, kada didelis krūvis yra labai žalingas ir geriausiu atveju priveda iki mirties. Tai čia geriausiu atveju gąsdinu, bet taip yra. Reikėtų pasikonsultuoti su specialistu ir kad tas specialistas būtinai apmokytų, ką reikia su tam tikrų pacientų daryti namuose. Tai jau yra tęstinis palaikomasis gydymas. Kada reikia atstatyti judėjimo funkciją, tai geriau kreiptis pas specialistą, nes tada jisai įvertina, išmatuoja judesio amplitudę, išmatuoja jėgą ir tikrai parenka optimalų gydymo būdą. Jeigu skauda sprandą, neužtenka vien tik tai sprando masažuoti ir atleisti viršutinę dalį. Jeigu mes tik tai atmasažuosim sprando viršutinę dalį, žinoma, kad tam kartui atleis. Bet kadangi pats raumuo eina iki šitos vietos, tai šita vieta, jeigu nebus atpalaiduota, jinai duos impulsą ir vėl atgal įtemps viršutinę jos dalį. Tai labai svarbu prisitvirtinimo vietose taip pat tą raumenį ir atpalaiduoti.